Gruodžio 22 dieną Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič apsilankė Eišiškių gimnazijoje ir apžiūrėjo prieš kelias savaitės gimnazijai nupirktą naują mokyklinį autobusiuką. Naujas autobusiukas leis saugiai vykti į muziejus, edukacinius užsiėmimus, atvirų durų dienas kituose miestuose bei įvairias pažintines išvykas. Pasak gimnazijos direktoriaus Roberto Sliževskio, daugiau nei pusė mokinių į mokyklą atvyksta iš aplinkinių vietovių. Vienus atveža tėvai, kiti naudojasi viešuoju transportu, o dalis mokykliniais autobusiukais, važiuojančiais keliomis kryptimis. Naujoji transporto priemonė tampa svarbia ugdymo proceso dalimi. Ji užtikrina, kad mokiniai laiku ir saugiai pasiektų pamokas, bei suteikia daugiau galimybių dalyvauti konkursuose, sporto varžybose, kultūriniuose ir edukaciniuose renginiuose. Ypač svarbus autobusiukas tiems vaikams, kurie gyvena atokesnėse vietovėse. Jiems jis tampa jungtimi tarp namų ir mokyklos, o kartu galimybę būti visaverte gimnazijos bendruomenės dalimi. Susitikimo metu meras paklausė mokinių, ar šis pirkinys reikalingas. Atsakymas buvo vienbalsis ir garsus. Taip. Vaikai su džiaugsmu skubėjo išbandyti naująją transporto priemonę. Naujas mokyklinis autobusiukas Eišiškių gimnazijai tai Šalčininkų rajono savivaldybės investicija į vaikų saugumą, judėjimą, smalsumą ir platesnį pasaulio pažinimą. Vertybės, kurios lydi jauną žmogų visame ugdymo kelyje. Linkime gimnazijos bendruomeniai saugių kelionių ir plataus pažinimo kelio.